morning. Morning. So it's the start line. Yeah. The start line is here. I The have finish to do launch control. Of course. Kiek valandų dirbtuvėse reikėtų praleisti tam, kad vieną dieną atsisėdus savo automobilyje galėtum drąsiai ištarti, dabar jis pasiruošęs. Šiandien atsakymų į šį klausimą ieškome Vokietijoje. Sveiki visi automobilinio garso entuziastai, muzikos ir gero garso gerbėjai. Šiandien jūsų laukia išskirtinis reportažas. Už mano nugaros jau renkasi automobiliai ir jų savininkai. Žmonės praleidę nesuskaičiuojamas valandas ruošdami, montuodami, derindami ir matuodami savo sistemas tam, kad šiandien galėtų būti čia. 2026 metų rugpjūčio 15. Vokietija. Esame visai šalia Audiotech Fischer būstinės ir dirbtuvių, kur šiandien vyksta dviejų organizacijų automobilių garso varžybos – EMA ir AIA. Čia varžomasi dėl garso kokybės SQ ir garso slėgio SPL. Šiandien čia turime ir 6 Lietuvos atstovus. 5 iš jų Audio Status komandos automobiliai, 5 skirtingos klasės. Ir dar vienas Lietuvos atstovas šiandien į kovą stojantis vienas. Kol kas, visi 6 automobiliai šiandien stoja į SQ kovą. Tačiau, nors šiandien didžiausias mūsų dėmesys bus skirtas SQ ir Lietuvos komandai, žinoma, neapsiribosime vien garso kokybę. Pažiūrėsime ir į kitą šio sporto pusę, kur svarbiausias tampa ne klausimas, kaip skamba, o kiek garsiai gali. Prieš išsiaiškindami, kaip jiems seksis čia, Vokietijoje, trumpam grįžkime ten, kur viskas ir prasidėjo. Labai senai, prieš gal kokią, nežinau, turbūt jau 15, gal daugiau metų, kai prasidėjo visokios varžybos Lietuvoje ir tų mašinų statymas ir gaminimas, Lietuvoje buvo didelis nusistatymas, kad EMA yra, blogai, varžybinis garsas blogas ir visa kita. Ir aš taip pat galvojau be jokio pagrindo, nes arba lietuviai to garso nesuprato, arba net ir EMAI tada tas garsas gal buvo kažkiek tai kitos, nes tos sistemos būdavo visiškai kitokios, kur be DSP, pasyvios, ten su visokiom kitokiais labai sprendimais ir aš jos kaip ir nemėgau, bet aš kaip pradėjau Audio Status, tai važiuodavau tiesiog dėl kontaktų, gamintojų ir visa kita ir tai prasidėjo irgi kažkur prieš 10 gal daugiau metų. Tada ten klausydamas mašiną supratau, kad tas garsas yra tikrai geras ir viskas ten yra tvarkoj. Ir galiausiai, kai Audio Status jau buvo kažkiek įsivažiavęs, Dovydas su manim sukontaktavo ir jam reikėjo irgi kažkiek tai daiktų. Tada mes su juo susitikom EMAI, sugalvojom tokį dalyką, kad Dovydas turėtų būti mūsų komandai. Ir tada prasidėjo minčių rutuliavimas visas, kad ir mums ten reikia važiuoti, nes vis tiek tai yra dalis viso to audio pasaulio, reikia ir plėsti tą savo vardą. O aš visada buvau toks, kur man ta kelionė visa su daug mašinų kažkur važiuoti toli, nesvarbu kiek kilometrų, man pats tas vaibas, kai komanda didelė važiuoja, nes mes anksčiau važinėdavom taip ne į EMA, bet į visokias tarptautinės varžybas. Anksčiau būdavo Latvijoje, Estijoje, ten Suomijoje, Švedijoje, belekiek tų varžybų. Tai ta visa kelionė yra turbūt pats smagiausias dalykas, o kas iš to gaunasi, tai aišku, arba džiaugsmas, kai laimi, verksmas, kai pralaimi, bet visada yra tikslas važiuoti toliau. Audio Status dirbtuvėse vakare mes taip kalbėjom su kolegom ir kažkaip tai sakau, į EMA būtų gerai nuvažiuoti. Tai Gytis sako, gali drąsiai važiuoti. Tas EMA sezonas man yra kaip turbūt geriausias laikas, nes tai yra ir kelionės, ir draugai, ir geras laikas, ir pašnekesiai, ir visi važiuoja, šneka tą pačią temą, tais pačiais dalykais, visiems viskas įdomu, tai toks kompleksas dalykų, kur tiesiog turim važiuoti ir važiuosim, manau, dar labai daug metų. Visa kelionė, vis tiek, tolima kelionė ir bendrystė su komandos nariais, tie vakarai praleisti su jais visais, pasiruošimas visas vėlgi su komanda,
Tas labai daug reiškia. Pratrauktus ampus. Na tai centre akcentas, aišku, yra iš ko viskas prasideda DSP. Tai yra garso procesorius, kuris reikalingas visam sistemos derinimui. Goldhornas P2 Pro turi integruotą savo playerį, jungiasi per USB savo SSD diską ar bet kokią kitą laikmeną ir iš ten gali leisti failus. Tai tiek muzikai klausyti, tiek varžybų trekam leisti. Kaip minėjau, įsiskaičiuoja playeris į kainą, jeigu tu esi limituotoj klasėje pinigais. Signalas skirstosi į stiprintuvus, tai čia kaip ir viskas aišku, yra 2 keturkanaliai kvarteto by Roberto. Simetriškai padaryta, vienas yra vienai pusiai, kitas yra kitai pusiai, tam, kad crosstalką tarp channelių sumažinti, nors geruose ampuose ir taip jisai būna žemas, bet kad kairės signalas į dešinę nelystų visiškai, tai tu darai fizinį atskirimą, taip gauni soundstage'ą stabilesnį, daugiau fokuso ir visa kita, bet aš manau, kad tai yra truputį jau pervertinta. Kiekvienam garsiakalbiui preciziškai atidėtas laikas, sukta versta fazė, stebi, kas vyksta dėl atspindžių, kaip integruoti tą garsiakalbį su šituo, kaip jų porą integruoti su priešbosiu ir panašiai. Tai visa magija vyksta čia ir tada čia. Ir būtent tokios detalės dažnai lieka nematomos žiūrovų. Iš išorės tiesiog automobilis. Atsidarius bagažinę, visiškai kitas pasaulis. If I don't see lots of people smiling today, I'm not happy. I'm the head judge of install, so we're going to look how it's built, how it's done, how it's secured, how it's fixed. We are not looking for brands, just how it is built. And if the fuses are right, if there is a main fuse, all that kind of stuff. If it's safe for driving on the road. For me personally, I have many favorite tracks, but when we are doing the job, we always use the EMA material because we need to use the same material for everybody. So my favorite track actually is the first tonal accuracy track. I like that really, really much. It's called Ocean Drive. Audio Status komanda stebina ne tik savo pasiruošimu ir dideliu noru būti EMA dalimi. Jau kurį laiką šalia jų automobilių galime išvysti ir dar vieną išskirtinį projektą – garsiakalbių stendą. Tai pačios Audio Status komandos projektas gimęs iš meilės geram garsui ir noro ne tik apie jį kalbėti, bet ir suteikti galimybę jį išgirsti. O išbandyti šiuos garsiakalbius jau spėjo ne vienas gero garso entuziastas. Jeigu nuo pradžių žiūrint taip, mintis ir projektas gal yra mano, bet jisai niekaip nėra įmanomas be visų kitų komandos narių. Ir dar visos eilės žmonių, kurie padeda net nesantis Audio Status nariai, tai yra visokie inžinieriai ir panašiai. O tas toks tikslas atsirado visiškai dėl to, kad mes rinkoje tiesiog nerandam to, ko mums reikia, ko mes ieškom garse. Yra tam tikrų kažkokių tai atitikmenų, bet jie visada turi kažkokius didesnius ar mažesnius kompromisus. Ir galiausiai mes, kadangi pardavinėjom ir labai daug visokių garsiakalbių, Pro Audio, Home Audio, mašininiai garsiakalbiai, tie testavimai vykdavo visą gyvenimą. Labai daug metų pas mus visada į studiją ateini ir visur ant žemės vien garsiakalbių prikrauta, nes aš labai mėgstu ypatingai tą pastoviai testuoti, pastoviai žiūrėti, ką tas garsiakalbis daro, ką tas garsiakalbis daro. Ir mes galiausiai, kai pradėjom jau didėtų mašinų kiekis, jos visos su savo ypatumais, su kažkokiais visokiais norais, ką nori pasiekti, mes tiesiog atsimušėm į tokią sieną, kur ypatingai su dauguma audio garsiakalbių gaminių mes negaunam to rezultato, kokį, sakykime, nueinam
va, pas tuos pačius kolegas, kurie gamina kolonėlės, atsisėdi ir tu klausai namuose ir tu gauni visiškai kitokį garsą, ko mašinoje to labai trūksta. Tada tu automatiškai pradedi ieškoti, kaip tą garsą pasiekti, kame čia reikalas, kokių parametrų reikia ir visa kita. Tai vėlgi, namus pasivyti yra labai sudėtinga, manau, neįmanoma, ypatingai tam tikrom prasmėm, bet tie garsiakalbiai jau leidžia tą garsą pritempti kuo arčiau to garso ir turėti visiškai kitokį tą braižą, greitį, ataką ir visus kitus dalykus, būtent dėl akustikos pasirinkimų. Jeigu tai pradedant, dabar čia ant stalo, tai turim netgi ir 2 prototipus, kurių dar kol kas net nepaleidom. Pradedant nuo 8 colių, tai šito garsiakalbio visa idėja buvo tokia, kad tu galėtum iš 8 colio garsiakalbio turėti labai greitą, efektyviai ir žemai grojantį apatinį registrą ir dažniausiai pasirinkti sistemą be front subo. Jį naudoti sistemoje su front subu nelabai tikslinga, nes jisai turi biškį didesnį MMS-ą, jisai yra biškį laibesnis, gali tikrai pagroti ir nuo 20 Hz net ir tose pačiose duryse. Tai jo konceptas yra, jeigu tu neturi tiesiog galimybės, va, kaip sakykime pas mane automobilyje OM sistema, o jame negalima naudoti front subo. Tai jisai yra geras pasirinkimas. Dabar mes esam irgi kūrimo etape, irgi 8 colių garsiakalbio, jisai yra kūriamas būtent tai mašinai Deimanto, kad turėtų žiauriai didelį greitį, didelę ataką, bet jau jisai į apatinio registro negali pakabinti. Tai jį galima naudoti tik tai su front subu, niekaip kitaip jisai, aišku, ta sistema grotų, bet jinai jau turėtų kompromisų. Toliau čia yra 2 10-tukas ir 12-tukas, šitas yra kurtas labiau naudoti kaip front subui. Galima, aišku, dėti 1 ar 2 į bagažinę, bet jisai labiau orientuotas į front subo darbą, jisai pas mane yra automobilyje, bet kol kas testinis toks modelis, tai labai baisiai neišsiplėsiu kaip ir šitas. Toliau čia yra tokie patys kaip pas Deimantą, 2 15-tukai, pas jį yra 2 15-tukai, čia yra 15 colių. Jisai yra gal kažkiek labiau skirtas naudoti AV aplikacijom, bet galima ir į uždarą didesnę dėžę dėti. Irgi toks garsiakalbis, kur tu esant norui gali gauti irgi labai didelę ataką, didelę greitį, bet jeigu kartais užeina noras, gali ir tuos plaukus biškį pakutenti, nes X-Max'as leidžia. Tai jisai toks nėra visiškai kaip ir high-endas, turi minty 15-tuką sukurti biškį agresyvesnį, kad jisai jau prie didesnio garso ten visus būgnus atkurtų taip, kad tau plėšytų krūtinę visą. Šitas yra toks labiau atpalaiduotas, jisai, kad galėtum ir repo paklausyti ir viso kito ir neprarastum to apatinio registro. Ir paskutinis 18-tukas, jisai yra gal kažkiek labiau orientuotas į jau tą greitį didesnį, galima naudoti ir AIB, bet jisai, sakykime, jo motoras yra beveik 2 galingesnis negu 15-tuko. Čia pas mane yra sumontuotas uždaroj dėžiai, kas dažniausiai labai keistai atrodo, 18 colių garsiakalbis į maždaug 70 litrų tūrį atrodo neįmanoma. Pasižiūrėkime, kaip sekėsi lietuviams. Mano dalis instalas, viskas cool, max taškai, viskas tvarkoj. Deimantas gal kiek nusivylęs dėl AIOS garso vertinimo, bet vėlgi čia labai sunku spręsti, nes niekada nežinai, kaip tas teisėjas vertins kitas mašinas. Tai gal jisai tiesiog yra nusistatęs kažkokią atskaitos tašką ir visas tas mašinas vertina gan blogai ir ten kažkurias tik išskiria į viršų. Tai ta vieta viskas tvarkoj, su Dovydu tai iš vis jisai galėjo nieko nedaryti turbūt, nes vienas dalyvauja, gaila, bet neturi konkurencijos, bet gera praktika, patirtis ir visa kita. Donato instaliacija irgi praėjo, Golfo instaliacija Valdo irgi viskas tvarkoj, dabar va garsą vertina, tai kol kas manau viskas kaip ir tvarkoj, oras gan neblogas.
nereikia čia baisiai vėsinti tų mašinų, tai manau, kad gerų kelių kol kas keliaujam. Position, left center, right center. Perfect. Okay? The center, you have the problem with the guitar. It's like everything is playing here, the guitar is playing here. Okay, a little bit to the left. Yeah. Focus, left, perfect. And then you have a problem from the right side. Right Triangle. center, I can say it's okay with the bass. Problem is the bass here is way too big. Matomai slėgis, aukštis, dar kažkas, oro temperatūra, šiek tiek trikampį man panešė į dešinę. Ir aš prieš jam ateinant teisėjauti, sėdynės poziciją truputį varčiau, kad atstumus pakeist, kad trikampį parsinešti. Aš trikampį parsinešiau, bet gali būti, kad šiek tiek kitas pabėgo. Nes tie dalykai, kuriuos jis man sakė ten apie gitarą ar kažką, aš šiaip nesutikčiau. Dabar aš nežinau, negaliu niekaip prieštarauti. Jeigu jisai taip girdėjo, vadinasi, tai buvo. Galbūt mano pozicija palindo, gal tiesiog tas slėgis, viskas pakeitė. Nėra ko spekuliuoti. Sub bass, the position is listenable, where it's playing behind here, and then I have to deduct 2 points. And it has a little bit too much energy. A little bit. Sub bass. Yes. Okay. When you get it to work properly in your windscreen, then you have 25 points, in my opinion. When you get it with too much energy, maybe it's a 26 point sub bass. Okay? Sub bass, čia įdomus dalykas. Mums Suomijoje, aš net video, kurį dariau po Suomijos varžybų, filmavau, kaip ten viskas mums sekėsi, irgi pasakojau. Pasakė, kad apačios trūksta. Ir aš dabar paėmiau ir 2 klikais apačios pridėjau. Ta prasme, tie 2 klikai tai yra vos juntama, kad vos šiek tiek. Ir jau jisai sako per daug. Vadinasi, suomiam tiesiog reikia būmį, o vokiečiam jau reikia švelniau, ramiau, be ekspresijos papildomos ir panašiai. Ir šitus dalykus gali atsirinkti tik per patirtį, per varžybas, metai iš metų dalyvauti, kad galėtum suvokti, gerai, mes važiuojam pas suomius, yra tikimybė, kad galbūt galim vos paspalvinti, kad geresnius taškus gauti. Gerai, mes važiuojam į vokiečius, gal reikia biškį palikti ramiau ir panašiai. Bet, kaip matau, jo vertinimo kriterijai yra aukšti. Šitas teisėjas buvo Salzburge mano Eurofinals, kai šiemet dalyvavome. Šitas teisėjas buvo mano teisėjas, vienas iš 2, nes nacionaliniai finalai ir tarptautiniai finalai būna jau iš 2 teisėjų average veda. Tai aš jį atsimenu. Jis ir tada sakė, kad I enjoyed your car ir panašiai, bet aš jo vertinimų aną kartą nemačiau. Taškų kiek. Dabar kiek tų taškų irgi nežinau, bet techninė dalis, pozicija ir fokusas gali pakiškoja stipriai. Kas yra tas daugiau apatinio registro, koks tas apatinis registras, kai tu, sakykime, turi tokią sistemą, kurioje žemadažniai yra gan laibi, skisti, tas lygio pakelimas duoda visiškai kitokius rezultatus ir jie gal keldami lygį ir nori to greičio kažkokio, ar kad daugiau tas žemadažnis dirbtų. Pas mūsų tose sistemose, kai žemadažniai yra greiti ir jie artikuliuoti, tas lygio kelimas gali kartais net ir sugadinti ir jisai pradeda lipti ant instrumentų ir viso kito. Tai čia toks vėlgi skonio labai reikalas ir nuo tų garsiakalbių skiriasi ir nuo derinimų skiriasi. Gaila pas Donatą, kai vertino, pajautė, kad žemadažniai čiučiu traukia į galą, bet vėlgi tai yra ne dėl to, kad yra blogai suvesta sistema, kad traukia į galą, dėl to, kad garsiakalbiai jos mašinoje kol kas yra dar tokio lėtesnio tipo. Ir pas mane mašinoje anksčiau buvo lygiai tas pats, aš turėjau 20-tukus, gan tokius mėsingus. Jie integravosi plius minus neblogai, bet kol neįsidėjau šito, kuris yra ženkliai visom prasmėm greitesnis garsiakalbis, iš karto ta integracija daug geresnė pasidaro. Tai vėlgi čia taip sunku atspėti. Tie teisėjai irgi čia ateina visi ir sako, net vokiečiai tie patys, kad jų skoniai skiriasi. Tai gali vienam patikti labiau daugiau tos apačios, kitam mažiau. Čia grina loterija. The point is to find the exact point in the balance between the rest and the deep bass. And this is what is difficult for many people, especially in the car when you have subwoofers in the back. You see, you have a long way, so you have probably standing waves. In some frequencies, you have a resonance of the car itself, and then you have some peaks and some downs, and to find the right point here is tricky. And it depends much on the car. I'm really impressed by that, because he's able to do with that setup
to bring the bass completely up front. Yeah. This is really good job done, because that's not easy. I don't know how long it took you to make that happen, but you have to think about the physics, the wavelength. You know, you probably, with this setup, in some points of the car, you always have no bass. Po nesuskaičiuojamų valandų darbo, derinimo, matavimo ir laukimo, atėjo momentas, dėl kurio visi čia ir susirinko. For install, everyone's on their game. Very impressed. The staging, the height, everything, it's natural. Yeah. I like it. Don't specify in one area. I like to look at the car as a whole rather than just little bits of it, because there's always a story in every single car. There's always a long build history that gets a car to this stage. I'm impressed because, you know, we launched the new music titles this year in the beginning of the year, and the people are already on a quite high level. Normally it always takes 1 year to get the people used to the new music, but the cars I've been listening to so far are really, really good. Laikas sužinoti, ką iš Vokietijos parsivešime į Lietuvą. Place number 1 goes to Lithuania. Und der Sieger in der Skill Unlimited kommt aus Lithuania vom Team Audiostatus, ist der Valdas Valiauskas. Platz 3 geht auch nach Deutschland, an den Marius Kreibes von SP United. Nu, patys maksimalaus plano nepasiekėm. Jo, ten 10 iš 10 buvo biški gal naivu, bet turim 7. Labai neblogai. Labai neblogai. Kaip ir minėjau pradžiai, man atrodo, mes kalbėjom jau pačioj pradžioj to viso reikalo, kad buvo tokių keistų dalykų. Mes ir kūriniuose matėm ajos. Tai vertinimai, yra kokie yra, jau čia nieko nepakeisi, bet gal šiek tiek nuviliantys. Bet kaip sako, kiti irgi sako, nu žiūrėkit, čia reikia džiaugtis vis tiek, ta prasme. Plius tai pasiruošti tam kartą. Nemanau. Nemanau. Bet žodžiu, tai va, sunki diena buvo, karšta. Ir vėjas kilo, ir lynojo, ir saulė švietė, ir sekino. Darėm daug demo, buvo daug teisėjų, rimtų teisėjų, headjudge'ų, tų, kurie treniruoja. Paprastų žmonių. Ir paprastų žmonių. Ir džiaugiasi tomis sistemomis. Tikrai kaip ir visada sakė, kad yra išskirtinis braižas. Tikrai daug žmonių pasakė, kad jūsų automobiliuose yra signature. Nu, tai tiesiog kažkokia savybė, kuri tiesiog išskirtinė. Ir, nu tai džiaugiamės tuo rezultatu, važiuosim švęsti. Kažkur važiuosim. Džiaugiamės tuo rezultatu. Aš ne pirmas. Jo, ai, tai va, kažką, tai Gytis pirmą vietą ir Ajoj, ir Emoj, aš 3 vietą Emoj, Dovydas 1 Emoj ir 3 Ajoj, Valdas 1 Emoj ir 3 Ajoj. Donatas vicečempionas Europos nieko negavo. Pasidžiaugė Europos finaluose. Jo, dabar jau gali pailsėti truputį. Tai, nu va, čia tie dalykai, kurie truputį neišvengiami yra ir nieko nepadarysit. Žodžiu. Dabar džiaugtis tiesiog. Jo, susirink. Nu, dar viską susirink. Tai buvo viskas, ką norėjome jums parodyti. Tačiau sekite audio status Facebook'o, Instagram bei YouTube paskyrose ir laukite naujienų.